Labas, su jumis Kitty Star ir aš žaidžiu The Trail su savo drauge Flutter. Gerai, eikime jau žaisti. Taip. Mes žaisim paprastą normalo žaidimą, nes yra su arkliais, o yra ekstremalus. Eirytą, neik. Oi. Nestovėk, neklauskit, kodėl pas mus vienodi skinai. Čia tiesiog mes darėmės vienodus skinus. Jo. Taip. Gerai, aš einu pinigus renkt, o tu lapus imk. Aš pirmą atidarysiu dėžę, kuri man duoda mane kažkam. Einu per lapus. Paimti ir uglį nusipirkti savo. Anglija. Gerai, perkam. Oi, vienas pastal pradėjo. Oi, nesuprantu, kodėl man kita kalba įjungta. Kokia koriečių? Gerai, oi. Oi, Netyčia išmečiau. oi, netyčia. Ar negalima paimti? Gerai, einame jau statyti mūsų traukinuką. Jeigu ką, aš gydytojas, Flutter esam, statybininkas, taip sakant, bet, jį nestato, jį kaip tik griauna. Jo, su tokiu ginklu. Mes dar va taip statom lapus, tuoj statysiu ir suprasti, kaip statom. Ne. Gana tau šitą dainą dainuot kasdien. Oi. Ačiū. A kur dar šitie? Tuoj. Va, gali pasakyti normaliai, žinau. Taip, dėsim, priklijuosim. Būtina priklijuoti visus daiktus, o priklijuoti tai UL. Jeigu jūs nepriklijuojat, kai jūs važiuojat ir jeigu jūs labai greit važiuojat, viskas gali iškristi. Gerai, dabar vieną indėk. Gerai. Ir tik tai nenuimkite netyčia šitų, nes jas degs. Ir jūs atgal šitą, aišku, nepaimsite. Mes šiandien bandysim kažkiek pravažiuoti. Mūsų rekordas buvo 50 000, ar nežinau, kaip čia sakosi. Man atrodo 50 000 metrų. Jos. Arba 50 kilometrų. Jeigu jūs pirmą kartą žaidžiat, va šitie monstrai labai blogi. Bet jeigu jie stovi ant šito kelio, juos galit nužudyti. Nestovėkit ir nelaukit, kad jie nueitų. Nes jūs taip galit labai greit juos nužudyti. O jeigu jūs ten nestovėsit, nevažiuosit, tada jie gali nenumirti. O juos nužudyti šiaip sunku. Va ten dar daugiau jų yra. O ten va. Ir pas mus baiginėjasi kūras. Aš žinau, sulaužyti ir pasiimsiu savo. Aš privažiuosiu arčiau. Ir dar aš vieną dalyką pasakysiu, kad užkilėti traukinį, jeigu važiuojate, nes jūs galite įskristi iš traukinio. O jeigu jūs nemokat sustabdyti ir jūs tiesiog išlepat, jis pats nesustoja. Jis gali toliau važiuoti, tai labai atsargiai būkite.
Kodėl mane va taip ištempė? Nežinau. Oi, ir aš va taip. Ir kai Stumpa. kartais būna raudonos naktys, su raudonu mėnuliu, o tai labai šiaip blogai, nes tada atsiranda vampyrai, o jie gali prapulti ir pas jūs atsiteleportinti. O jeigu jie pas jūs atsiteleportina, tada labai blogai. Ir vienas vietas, kaip juos nužudyti greit, namas. Jūs tiesiog paimat ir va taip va pradedat mušti visur, bet jie būna tik naktį. Ir šituos zombius bandykite žudyti po atstumo, o kitaip jūs galite greičiau mirti. Pas man geltona gyvybė. Aš bandau padėti tau. Surink visus šitos monstrikus. Jeigu ką, vampyrai ir didžiuliai šunys parsiduoda. Vampyrai kainuoja 15, o šunis didelis kainuoja 20. Ir va tokie daiktai labai šiaip mažai kainuoja, po 5. Ir imkite lėkštes ten kažkokias, jos gali kainuoti net 20. Bet kartais jos kainuoja 10, bet buvo vieną kartą 15. Man reikia greičiau atbėgti, kol nenumeriau. Pas mažai. Paprasta naktis, tai galim važiuoti šiaip. Ja. O kas buvo tam name? Tam name tik 3 daiktai buvo: knyga, statula ir vaza. Ir pas mus baiginėsi kūras. Pravažiuojam pro tokį namą. Oi, ką? Nes ten būna daug monstrų. Ir prisiminkit, ant 7000 visą laik būna va šitas kaimas. Jį pravažiuokite. O jeigu jūs jo nepravažiuosite, jūs gali nužudyti labai greit. Jeigu susiklausite su traukiniu, bet jeigu jūs žaidžiate nesom, tai jūs gali nužudysite visus zombius. Ir tam iš vieno zombio gali iškristi kodas. Ir ten yra bankas, iš kurių vienas namas, ir ten galite suvesti kodą ir gausite labai daug brangenybių, aukso ir sidabro. Oi. Sustojau netyčia. Aš čia buvau 3 kartus. Šitą kaime nužudžiusi visus zombius. Juk aišku nesolo. Man padėjo. Mes tik 4 daiktus turim parduoti. Kai mes nefilmuojam, mes surandam labai daug daiktų. O dabar kažkaip mums iš viso nesiseka. Taip. Matėt, sidabras kainavo net 30. Jis dažniausiai po 2 kainuoja. Gerai, dabar reikia surasti sienas. Eirida, aš radau čia, kur galima dar rašytas sidabras. Kaip ten atsirado? Nežinau. Gerai, parduosiu, tai... Aš parduosiu, tu paimti pinigus. Jums labai gerai būtų, jeigu tik vienas žmogus turėtų labai daug pinigų, nes tai pagal mus yra geriau. Jūs taip galite daug pinigų sutaupyti. Kai vieną kartą buvo, kai mes sutaupėme iki 1000. Tu kur, ai? Va, paim tik 19, okei. Buvo praeitą kartą 30, kai aš dariau. Aš buvau mažiausiai 30. Nieko tokio. Mažiausiai šiaip, man atrodo, 20. Bet čia niekur nėra sienų.
Galima šitos paimti ir pardavinėti. Aš pasižiūrėsiu. Jeigu jie parduoda, tai mes galėjom būti labai daug kartų. Milijonieriais. Ja. Aš galvoju, jie nepasiėmė, nes tu jį niekada tiesiog neėmei. Aš tai neėmiau, nes atsimenu, kad, kai seniau turėjau šitų, ir šito ginklo, tai nieks neėmė. Aišku, kodėl neėmė. Žiūrim, ar jie dega. Oi, Ne. nu čiagi akmenys jie nedega. Suprantu, kodėl net nieks neėmė, tai jau tikrai Oi, labai reikalingi dalykai, ja. labai nereikalingi. Oi, jo. Išvažiuosiu be tavęs, gerai? Ja. Aš pabandysiu būti va čia. Davai, važiuok. Jeigu tu įskrisi, ne mano problemos. Jeigu čia ryteris bus, aš jau, man atrodo, numirsiu. Auksas. Ta blemba. Taip iškart. Ne. Ten ryteris yra. Oi. Greičiau tu. Čia labai didelis auksas. Didelis? O, normaliai. Gal ir didesnį, bet man tai didelis. Nu, šiaip jo, toks didelis. Gerai. Atsisėsk, norėjau pasakyti, pas mus čia kėdžių nėra. Daug aš vėl noriu į tą vietą. Man jie labai patiko. Va. Jeigu tu įskrysi, ne mano problemos. Ir pas mus baigės benzinas šitas. Ne. Ir man niekas nenunusvėlant. Ai, va, viskas. Tu kaip pas mus skrendantis traukinys, žinot, kodėl, nes pas mus yra va sparnai. Va čia, va, tokie spalvoti. Nu ką, skraidantis traukinys. Man pasirodė, kad ten didžiulis namas bus. A čia tiesiog akmenų kalnas. Tam bus kaimas, aš jaučiu nunirsiu, jeigu baigsis ten kūras vidury. Nes šiaip dažniausiai mums baigėsi kuras viduryje. Aš ten matau sidabrą. Ten geras kaimas. Kur? Jo. Tu eisi paimti visus pinigus? Gerai. Ir tu darai šitą namą užėjai, gerai? O, didelis sidabras kaip tik. Gerai. O ką mašinų nešti, jeigu galėjau nueiti? Blemba naktis. Eik namo. O, sidabras truputį didesnis už... Bet čia ne raudona naktis. Vis tiek vilkų gali būti. Nu jo. Šis dar dieną gali... Man pasirodo, kad čia zombiai mus užpuolė, jeigu čia, Namierė. Va, tokie, jie tikrai atrodo kaip tikri. Oi, kam aš važiuoju? Biškį arčiau privažiuosiu. O, man pasirodo, kad ten vilkas, kur dūmai. Ryliai panašu. Ir mums kuras baigėsi. Žiūrėkit, po laiku jūs galite suprasti, kada jūs jau galite eiti. Kada jau rodo čia 5, reiškia, jūs jau galite eiti, nes po kelių sekundžių pasidarys rytas. Gerai. O, va, žiūrėkit, vilkas. Kas? Vilkas. Gerai, kad tu atėjai traukiniu. Na, jo. Gerai. Gerai, mes palauksim, kada pasidarys rytas.
Žiūrėkit, va čia vilkas. Va. Ten 2 vilkai tiesiog. Va. O, jie medžiuk. Ai, va, jau 5 reiškia, galima eiti. Tai iki šitą namą aš einu į tą miestelį. Visą laiką eikite į tokį mažą miestelį, ten būna raudoni pinigai. Ir tai žaidiminiai pinigai, už kuriuos jūs galite nusipirkti profesiją, su kuria jums gali padėti. Ir jūs galite taip geriau žaisti. Taip, dabar reikia nueiti. Galima visokias kepures ten nusipirkti. Ir dar plius jums už šitą duoda kažkokios daiktus. Taip. Man lapas nepasiėmė. Kodėl? Žodžiu, bus rankos. O tiesiog va taip atrodo šitie pinigai. Man yra mini lapas ir paveikslas. A paveikslas kokios spalvos? Medinis. Ai, nu tada nelabai. Jeigu būtų sidabrinis arba auksinis, tai pasakyčiau užkai. Nu tada jo. Taip va. Mums šitą langą su mažu. Čia labai daug šitų pinigų, visuose namuose po vieną. Gerai. Taip reikia surinkti. Ir šiaip, davai paskui pabandysim surasti savo žirgų. Gerai, bet mes jų dažniausiai nenaudojam. Jo, bet jie tiesiog dėl grožio. Ir su jais, šiaip, jeigu kažkas vienas, kaip aš dabar išėjau šitą, man reikėtų arklio, kad aš greičiau viską apvaikščiočiau ir grįžčiau greičiau. Man... Tuoj bus naktis, manau. Kodėl? Pasakyk, kiek laiko rodo. 11. Tai 11, paskiau 12, paskiau 1, 2, 3, 4, 5 ir paskiau 6, 7, 8, 9 ir tik tada. Tu nelabai, man atrodo, supranti šitą laikrodį. Primiršau, aš tik atsimenu, kad... Indėja kūro. Indėja kūro. Man atrodo, tuoj bus šitas kaimas. Ir mums labai įsiskūręs ir jau mus puls. Kai visada tai būna. Žiūrėk, aš turiu idėją, kaip mums jaučiu apsisaugoti. Kai mes jau matysim biškį kaimą, bet mes prie jo neprivažiuosim, reiksim įdėti kūro prie jo, bet ne jame. Va. Čia. Dėk kūro. Tai mes galim pravažiuoti, nes mes tik gal... Bet gerai, įsidedam dėl viso pikto. Indėjai? Kur skrydau? Indėjai, aš mačiau. Nu, vai. Visą laiką pravažiuokit iš kitos pusės tą namą. Iš šito jūs užpurlus visi iš šito kaimo. Gerai, važiuojam. Tuoj gal bus stotis. Aš šiandien tai labai norėjau pašokti, bet... Bet jeigu tu pašoksi, tu išskreisi. Jo. Kodėl išskridau? Stop. Stabdau takcami. Gerai, greičiau bėg. Davai. Aš negaliu panaudoti savo sparnų. Netikrų. Tikrai jie pritrikri. Pritrikri. Mes matai nupjovėm šitą sparnus ir prisklijam su karštais klėjais savo. Mes šaimė ir šai. Bet mes nemokam valdyti savo sparnų. Mes šaimė ir šai. Tik jos be sparnų.
Va, visą laiką stokit į šitą darbą. Tad būda milijonai daiktų. Kur? Tai iš mano pusės va šitas. Gerai, tai einam į tą namą. Oi, neinam, atboj persigalvoju, nes tai naktis bus. Raudona. Dar blogiau. Nu, vampyrų. Čia prisigaudysim. O vampyrai kaip tik 15 kainuoja, tai vieton bus. -1,5 gyvybės 100%. Bet aš turiu va šitą ir va šitą, nes aš daktaras. Germo. Sigma. Nu, eirida. Bumt. Bum. Ei, už ką? Bum per galvą. Bumt tau per smegenis, bumt. Per gerklę. Gerai, atau. Ne, aš nečiau. Oi. Va taip jie prapuola. Arba mes jį nužudėm ir jis va čia įskrydo. O, dar vienas gražuolis. Ne, man nuėmė gyvybę. Aš irgi noriu būti vampyru, va čia. O tu jau pasirašai Velykom? Ne. Aš jau ją. Aš į molėtus pažiūrėsiu. Pon. O jūs pasirašat? Ir vampyram klausiu. Visų klausiu. Kai žiūri video. Подписчикų naujų. Tai ryda, blemba. Kur tu čia užlipai? Jeigu kažkas neprisinumeruos prie Akvilės, ateisiu naktį ir sudaužysiu su tuo. Būsite paskiau be smegenų. Aš tuoj numirsiu. Tai aš ir pas man geltoną gyvybę. Aš miriau. Aš irgi. Nu taip. Va taip baigėsi mūsų video. Gerai, visiems mate, prenumeruokitės ir žiūrėkit 1000 milijoną kartų, kad būtų 1000 milijoną peržiūrų. Visiems bye. Iki.